Manoma, kad tai yra mėgstamiausias Selo restoranas. Klausite, kodėl? Nes turi ilgiausią takelį Vilniuje. Oi, blėt, bajerystė atsirado. Esame pirmajame tokiame restorane Lietuvoje, kur maistas atkeliauja tiesiai pas tave. Taigi matome skirtingas lėkštutes, jų kainos svyruoja nuo 4,50 iki 8,50. Juose yra skirtingi sušiai, tai ką matai, tą pasiėmė, o galų gale tau paskaičiuoja už tiek, kiek susivalgyti. Pirmasis užkandukas už 12 eurų, tigrinės krevetės, atrodo fantastiškai ir kimči majoneziukas. O majonezas gerumo, oje, padažiukai duodu 10. Man padažiukai tai 11 duodam. Krevetį 9, biškai gal traškumo trūko. Antrasis patiekaliukas, labai mandras tartaras, yra su lašiša ir tūno. Šitas aš jau žinau, kad bus geras. Čipsiuko šmo. Jeigu visi tokie tartarai būtų, tai pasaulis būtų gražesnis tiesiog. What a wonderful world. Kaip tartaro maniakė galiu pasakyti 10. Aš šokė. Pirmieji sušiukai, kurie eis į trasą, tai bus su unguriuku. Neblogai. Nu, dabar ragausim nigirių su jūros šukutėm, tikras delikatesas. Atrodo stulbinančiai. Ką galiu pasakyti, lašiša ir tunas yra geresnis duetas nei žemaitukai kartu sudėjus. Nors ir nesu jūsų hipariškos mačios mėgėja, bet šitas dakiri yra z***. Apibendrinant galiu pasakyti, kad tai yra labai jaukus butikinis restoranas su labai skaniais kokteiliais. Užkandžiai buvo tiesiog pasakiški. Sušiams gal ir pritrūko kažko iki 10, bet žinokit, patirtis yra tikrai unikali. Ką matai, tą ir griebi. Maistas ant pakmo sako, rekomenduoju labai. Na, o mūsų laidos draugas Birutė. Lietuviškas produktas, daug mineralų. Ir negalvokit, kad jinai yra sūri. Jinai yra tiesiog tobulo skonio.